Didelis Incelo privalumas yra tai, kad jisai naikina labai platų spektrą vienskilčių piktžolių. Sveiki ūkininkai! Šiandien sveikinuosi iš Suvalkijos laukų. Stovime žieminių kviečių pasėlyje, kur rudenį nebuvo naudotas joks rudeninis herbicidas. Dėl to šitas laukas turi nemažai vienskilčių ir dviskilčių piktžolių. Ir tai yra puikia vieta ūkininkui susipažinti su mūsų naujoju herbicidu Incelo. Naujasis herbicidas Incelo yra skirtas javų apsaugai nuo piktžolių. Geriausiai jis naikina vienskiltės piktžolės ir kai kurias dviskiltės. Šį herbicidą rekomenduojame naudoti pavasarį, kai javai yra krūmymosi tarpsnio pabaigoje, iki kol susiformuoja antras bamblys. Šis herbicidas yra užregistruotas dviem normom. Mažoji norma 100 gramų hektarai yra skirta naudoti rugiuose, o didžioji 200 gramų kviečiuose ir kvietrugiuose. Taip pat svarbu pabrėžti, kad naudojant šį herbicidą būtina pridėti lipniosios medžiagos ir mes rekomenduojame naudoti Biopower. Didelis Incelo privalumas yra tai, kad jisai naikina labai platų spektrą vienskilčių piktžolių. Dirvinė smilguolė, vienmetė miglė, pelinis pašiaušėlis, dirsės, svidrės, rietmenė, tuščioji aviža taip pat turi efektyvumą ir prieš varputę. Konkrečiau kalbant apie piktžolės, šiame lauke vyrauja tiek vienskiltės, tiek dviskiltės piktžolės. Pagrindinės vienskiltės piktžolės, kas čia yra, tai matome dirvinė smilguolė. Paėjus ten toliau į lauką, kadangi dirva yra ganėtinai marga, tai turime ir vienmetės miglės. Pasak ūkininko, šiame lauke būna nemažai ir tuščiosios avižos. Visas šias vienskiltės piktžolės Incelo kontroliuoja labai gerai. Kalbant apie dviskiltės piktžolės, čia turime ir ramunės, ir rugiagėlės, ir našlaitės, ir visas kitas, sakykime, tikrai nemažą herbarą dviskilčių piktžolių. Kad pagerinti efektyvumą Incelo prieš dviskiltės piktžolės, mes rekomenduojame daryti mišinius su Estet arba MCPA. Jeigu turite laukus, kuriuose turite problemą su kibiuoju lipiku, tai kad pagerinti efektyvumą prieš kibųjį lipiką, rekomenduojame daryti Incelo mišinius su Prodil arba Sekator. Įvesdami produktą į rinką, stengiamės jį visada kuo labiau pažinti. Todėl Incelo yra neišimtis. Ir šitoj vietoj su produktu Incelo buvo daromi įvairūs mišiniai, tiek su augimo reguliatoriais, tiek su fungicidais, tiek su mikroelementinėmis trąšomis, tiek su kitais herbicidais. Incelo parodė tikrai patikimą saugumą maišant ir gerą efektyvumą kontroliuojant piktžolės. Tačiau mes rekomenduojame nedėti daugiau negu 3 produktus į mišinį. Dėl to, kad didinant kiekį produktų mišinyje, produktas gali tapti agresyvesnis. Šį herbicidą sudaro 2 veikliosios medžiagos ir apsauginė medžiaga. Veikliosios medžiagos mezosulfuronas ir tienkarbazono metilas labai gerai papildo viena kitą, nes mezosulfurono metilas veikia per lapus, tuo tarpu tienkarbazono metilas yra pasisavinamas tiek per lapus, tiek ir per šaknis. Lietuvoje vis labiau ir labiau populiarėja beariminė technologija. Tačiau sudėtingėja piktžolių kontrolė. Tam, kad pagerinti piktžolių kontrolę, mes rekomenduojame herbicidus ir herbicidą Incelo naudoti programuose. Kaip pavyzdys programos būtų naudoti rudeninį herbicidą Mateno Duo, o pavasarį naudoti Incelo arba Incelo ir kitų herbicidų mišinius, priklausomai nuo vyraujančių piktžolių lauke.